vyras prie žmonos, naktį kažkaip jau šviesytės užgesintos, jau po darbo. Jis taip biškiu kombinuoja, sako, žmona, baig, nereikia. Nereikia, šiandien aš kažkaip, man nėra nuotaikos, aš nelabai noriu. Sakau, tu nesupranti mano emocinių galimybių. Palaikyk mane paprasčiausiai už rankos. Ir jis, blet, stajakas toks, kokios rankos laikyti. Gerai, tvarkoja. Kitą dieną, reiškia, po viso šito šeštadienis, šopingą reikia padaryti. Nuvažiavo milžinišką outletą kažkokį tada. Šopinas visą dieną, žmona taip, Dieve, kokios gražios suknelės. Tu nežinau, šitą, tą ar tą. Taip, vyras, taip, paimk visas tris, ką. O tikrai, leidi tu man. Tai aišku, paimk, Dieve. Einam. Sakau, einam dabar batus kažkokį pritaikysim. Sakau, bet žiūrėk, ir batai faini, bet reikia kažkokius man pasirink, kad prie visų trijų tiktų. Klausyk, nebūk tokia smulkmeniškai. Eim prie visų trijų suknelių, taip, kad prie kiekvienos dėrėtų, kiekvienai suknelį po porą batų. O tikrai, imk, Dieve, gaila man. Iki žmona tu mano. Viskas tvarkoja, čia eina jau prie kasos, viskas neša, jis tokia dar, juvelyrinis skyrius, Dieve, kokia graži kamėja. Bet brangi, Dieve, argi gaila, imk tu tą kamėją, imk, neš prie kasos, paimsi, viskas. Jie čia viskas tvarkoja, ten žmona taip, šitam, ten kreditiniam, žinai ką, kažko tai man šiandien nėra noro. Ko tai man čia nesupratytų mano, žinai, gal paim mane paprasčiausiai, palaikyk už rankos, nesuprantytų mano finansinių galimybių. Ką vyrui, aišku, jau reikia suprasti, kad dar metus seksų jisai neturės.